Na, žiūrėjau, tai ar jūs žinot, kad vakarų sankcijos baigė damušt Putiną? Nu, nesvaikit taip, kagabistai šiaip nepasiduoda. Tai žinoma dar nuo filmo Ne sezono metas, kur Banionis labai įtaigiai suvaidino Putiną. Jūs durnas. Aš jums sakau, vakarų sankcijos damušinėja Putiną. Net jų Seimo ten tos Dūmos nariai jau pradeda tą, pavyzdžiui, Putino kvadži žmona, ta Alibabaeva, jau išėjo iš Dūmos. Pinigai baigėsi, nėra pinigų, nėra paslaugų. Sako Alina Babaeva. Sako, tavo surinktoj Dūmoj Putinai, aš nebedirbsiu už dyką, sako Babaeva. Alina. Keista, labai keista. O kas čia keisto? Kiek aš pažįstu gimnasčių, ne viena negyvena iš meilės su senuku. Tai negi Putinas neturi santaupų. Nu ką jūs sakot? Putinas neturi santaupų. Putinas savo santaupų niekada ant mergų nemėtė. Putinas turi daugiau, kur santaupas. Jam reikia kareivius aprengti, apauti, nupirkti jiems šovinių, su baltais sunkvežimiais lavonus išvežti iš Ukrainos. O mergoms buvo padaryta darbovietė Dūmoj. Reiškisi ir mėnesinis atlyginimas, ir dar plius 2000% premijos už tai, kad dirbant Perikladinos. O vakarai paspaudė dabar ir neliko tų premijų. Jo, likimas piktas ir nuožmus. Ar tu būsi ten statybų magnatas, ar interneto milijonierius, ar Rusijos prezidentas, tik pinigų pamažėjo ir likai viengungis. Visi tikrieji lyderiai buvo vieniši. Stalinas, Berija, Aleksandras Makedonskis. Tas pastarasis buvo ant tiek vienišas, kad artimai pradėjo bendrauti su jaunais berniukais. Hitleris, vat, kol buvo vienišas, viskas buvo okei, o tik apsiženio, iškart nusišovė, supratęs klaidą. Nu jo, Putinui kažkaip tai būtų geriau būti vienišam, nes bolševikų kilmės mergos puoselėja viltį ir kelia jo reitingą. A jūs žinot, kai numiro Aleksandras Makedonskis, tai jo mėnesį nelaidojo, nes visi buvo užimti ir dalinosi valdžia. Nu tai čia matyti visų vienišų diktatorių likimas toks, kol bendražygiai dalinasi valdžia, tavim rūpinasi musės.